Didysis pasaulio prekiautojas, 5 ritinėlis. Aš gyvensiu šią dieną taip, tarsi ji man būtų paskutinė. Ir kągi aš darysiu su šia brangia diena paskutinė iš man likusiųjų. Pirmiausia, užantspauduosiu gyvenimo indą, kad ne vienas lašelis neišpiltų ant žemės. Aš nešvaistysiu veltui laiko, gedėdamas dėl vakarykščių nesėkmių, vakarykščių pralaimėjimų ir vakarykščių širdies skausmų, nes kodėlgi turėčiau išmesti gerą dėl blogo? Ar gali smėlio laikrodis byrėti aukštyn, ar saulė gali pakilti ten, kur ji leidžiasi ir leistis ten, kur pakyla? Ar aš galiu atgaivinti vakarykštės klaidas ir ištaisyti jas? Ar aš galiu susigrąžinti vakarykštės žaizdas ir išgydyti jas? Ar aš galiu tapti jaunesnis negu vakar? Ar galiu susigrąžinti blogį, kuris buvo pasakytas, smūgius, kurie buvo suduoti, skausmą, kuris buvo sukeltas? Ne. Vakar diena yra amžiams palaidota ir aš apie ją nebegalvosiu. Aš gyvensiu šią dieną taip, tarsi ji man būtų paskutinė. Ir kągi aš tada darysiu? Pamiršdamas vakarykštę dieną, aš taip pat negalvosiu ir apie rytojų. Kodėlgi turėčiau mesti dabar dėl galbūt? Ar gali rytojaus smėlis ištekėti laikrodyje pirmiau už šiandienos? Ar saulė pakils 2 kartus šį rytą? Ar aš galiu atlikti rytojaus žygių stovėdamas šiandienos kelyje? Ar galiu įdėti rytojaus auksą į šiandienos piniginę? Ar rytdienos kūdikis gali gimti šiandien? Ar gali rytojaus mirtis nutiesti šešėlį atgal ir aptemdyti šiandienos džiaugsmą? Ar man turi rūpėti įvykiai, kurių liudininku galbūt niekada nebūsiu? Ar turėčiau kamuotis dėl problemų, kurios galbūt niekada neužklups? Ne. Rytojus yra palaidotas kartu su vakarykštė diena ir aš apie tai nebegalvosiu. Aš gyvensiu šią dieną taip, tarsi ji man būtų paskutinė. Ši diena yra viskas, ką aš turiu, o šios valandos dabar yra mano amžinybė. Aš sveikinsiu saulėtekiai su džiaugsmu, šūkiais, kaip kalinys, kuriam panaikinta mirties bausmė. Aš kelsiu rankas aukštyn, dėkodamas už neįkainojamą naujos dienos dovaną. Aš mušuos savo į krūtinę iš dėkingumo, galvodamas apie visus, kurie sveikino vakarykštį saulėtekį ir kurių jau nebėra tarp gyvųjų. Aš iš tiesų laimingas žmogus ir ši diena yra ta, kurios nenusipelniau. Kodėl man buvo leista gyventi šią papildomą dieną, kai kiti, daug geresni už mane, išėjo? Ar jie jau pasiekė savo tikslą, o aš dar tik pasieksiu? Ar tai man dar viena proga tapti tokiu žmogumi, kokiu, žinau, galiu tapti? Ar gamta turi tikslą? Ar tai ta diena, kai aš tapsiu pranašesnis? Aš gyvensiu šią dieną taip, tarsi jie man būtų paskutinė. Aš turiu vieną gyvenimą, o jis yra ne kas kita kaip laiko matas. Kai aš švaistau vieną, sunaikinu ir kitą. Jeigu aš švaistysiu šiandieną, sunaikinsiu paskutinį savo gyvenimo puslapį. Todėl aš saugosiu kiekvieną šios dienos valandą, nes ji gali niekada nesugrįžti. Jos negalima pagauti šiandien, nes rytoj ji gali būti atšaukta. Juk kasgi galėtų sugauti vėją? Aš imsiu kiekvieną šios dienos minutę abiem rankom ir meiliai ją glamonėsiu, nes ji yra neįkainojama. Kuris mirštantysis gali nusipirkti dar vieną įkvėptelėjimą, nors už tai trokštų atiduoti visą savo aukštą. Kokią kainą išdrįsčiau pasiūlyti už ateinančias valandas? Aš padarysiu jas neįkainojamas. Aš gyvensiu šią dieną taip, tarsi ji man būtų paskutinė. Atkakliai vengsiu laiko žudytojų, delsimą aš sunaikinsiu veiksmu, dvejonę aš palaidėsiu po tikėjimu, baimę aš pašalinsiu po pasitikėjimu, kur aidi tuščios kalbos aš nesiklausysiu, kur yra tuščios rankos aš nedelsiu, kur yra tušti kūnai aš jų nelankysiu. Nuo dabar aš žinau, kad teisti tuštybę yra tas pats, kas vogti maistą, drabužius ir šilumą iš tų, kuriuos myliu. Aš nesu vagis, aš esu meilės žmogus ir šiandien turiu paskutinę progą įrodyti savo meilę ir didybę.
Aš gyvensiu šią dieną, taip tarsi ji man būtų paskutinė. Šios dienos pareigas įvykdysiu šiandien. Šiandien aš glamonėsiu savo vaikus, kol jie jauni. Rytoj jų nebebus kaip ir manęs. Šiandien aš apkabinsiu savo moterį, švelniai ją pabučiuosiu. Rytoj jos nebebus kaip ir manęs. Šiandien aš pagelbėsiu draugui bėdoje. Rytoj jis nebeprašys pagalbos, o aš nebegirdėsiu jo prašymų. Šiandien aš pasiaukosiu ir dirbsiu rytoj. Aš nebeturėsiu ką atiduoti, nes jau nebebus ką gauti. Aš gyvensiu šią dieną taip tarsi ji būtų man paskutinė. Ir jeigu tai paskutinė mano diena, ji bus puikiausias paminklas man. Šią dieną aš padarysiu nuostabiausią savo gyvenime. Aš iki galo išragausiu kiekvieną jos minutę, išsaugosiu jos skonį ir dėkosiu. Aš skaičiuosiu kiekvieną valandą, kiekvieną minutę skirsiu kažkam naudingam. Aš dirbsiu sunkiau negu kada nors anksčiau ir įtempsiu savo raumenis tol, kol jie prašys poilsio, o po to vėl tęsiu. Aš bendrausiu su žmonėmis meiliau negu kada nors anksčiau. Aš parduosiu daugiau prekių negu kada nors anksčiau. Aš uždirbsiu daugiau aukso negu bet kada. Kiekviena šiandienos minutė bus vaisingesnė už vakarykštę valandą. Mano paskutinioji diena turi būti geriausioji. Aš gyvensiu šią dieną, taip tarsi ji man būtų paskutinė, o jeigu ji nebus paskutinė, aš pulsiu ant kelių ir dėkosiu. 5 ritinėlio pabaiga. Taip kad dėkui, jog skirite laiko savo kompetencijoms, su jumis buvo Arimas ir iki kitų kartų.